Sveiki, šiandien aptarsiu prieš paskutinį jo 11 astrologinį būstą ir ką reiškia, kai įdedame visas planetas. Tad tikrai mielai kviečiu pasiklausyti bendro pobūdžio informacijos, galbūt daugiau ir mažiau esate susidūrę, susipažinę su pačia astrologija, galbūt žinot savo pagrindinį astrologinį žemėlapį ir tiesiog nori šiek tiek pagilinti žinias. Tai ką, pradėkime. Taigi, kalbant apie 11 astrologinį būstą, jam atstovauja zodiako ženklas Vandenis, o pati planeta, pats valdovas yra Saturnas. Šis būstas dažnai yra susijęs su sociumu, socialiniu gyvenimu, draugais, grupėmis, bendruomenėm. Gali būti kažkoks tai savanoriškas darbas, kažkokia tai savanoriška veikla, ar ne? Tai yra ryšių, bendruomenės kūrimas, plėtimasis toj srityje, draugų paieška, draugų turėjimas, taip pat susijęs su pelnu, su pajamomis, ar ne? Taip kaip mes gaunam iš aplinkos, iš kitų žmonių tam tikras pajamas, kiek mes jų galim gauti, kaip mes jas kaupiam ir panašiai. Sakykime, jeigu mes į šitą būstą įdedame Saulės planetą, o Saulė atstovauja zodiako ženklas Liūtas, tai ši planeta dažniausiai susijusi su lyderystė, su tam tikra pažiba, ar ne? Tas žmogus išplečia tą būstą, jis tampa šviesus, tampa ryškus tame būste, ar ne? Ir dažniausiai toks žmogus gali būti tikrai puikus visuomeniškas žmogus, turintis nemažai ryšių, norintis visur dalyvauti, turėti tam tikrą grupę draugų, kažkokią tai bendruomenę, ar ne? Kažkur nuolatos plėsti tam tikrą draugų ratą, tam tikrą pažinčių ryšių ratą, ar ne? Tikrai gali būti tikrai puikūs kažkokie tai visuomenės veikėjai, kurie tikrai ryškūs, ar ne? Gali būti stiprūs žiniasklaidoje, matomi žiniasklaidoje. Taipogi gali būti puikūs lyderiai tam tikroje grupėje, ar ne? Kuri, sakykime, turi kažkokią tai bendruomenę, kuri, prideda jam to lyderiškumo, prideda jam atsakomybės prisimti už grupę kažkokį tai vaidmenį. Jeigu, sakykime, mes paimkim kitą planetą, tai yra Mėnulis, o Mėnulį atstovauja zodiako ženklas Vėžys, tai dažniausiai jau toks žmogus daugiau yra toks globėjiškas, motiniškas, ar ne? Tai yra daugiau motiniška, globėjiška, moteriška energija. Toks žmogus dažnai labai būna empatiškas, intuityvus, ganėtinai dažnai mato žmonės įvairiuose emocinėse rolėse, ar ne? Tikrai gali empatiškai užjausti kitus žmonės, grupės. Dažnai tokie žmonės tikrai labai gali užsiimti kažkokią tai savanorišką veiklą. Taipogi susijęs su pagalba kitiems, ar ne? Tai gali būti puikūs socialiniai darbuotojai. Kažkokia veikla, kuri tiesiog jie iš dalies netgi myli tą visuomenę, myli tuos žmonės, myli tas grupės, ar ne? Ir nori būti kažkokie tai priimti, suprasti, ar ne? Jie tampa tie empatiški, kurie gali padėti kitiems kažkuo tai, ar ne? Padėti nuskriaustiesiems, ar ne? Kažkur pagelbėti, tai yra jų kabliukas, tai yra jų varikliukas. Taigi, kalbant apie kitą planetą, tai yra Marsas. Marsui atstovauja zodiako ženklas Skorpionas ir labai dažnai toks žmogus yra drąsus, tiesmukiškas, ryžtingas, toks žino, ką daro, nes jeigu jau pagalvojo ir padarys, per daug nemąsto, per daug nesigilina, tiesiog eina ir padaro. Tai dažnai toks žmogus tikrai gali būti puikus lyderis, kažkoks tai kovotojas už sistemą, kovotojas už visuomenę, už tam tikrą grupę, ar ne? Pajamas nueinantis ir pasiimantis rankomis, ar ne? Dažnai nes tokia yra agresyvi, drąsi energija nueiti ir pasiimti, nes tai priklauso man, ar ne? Ir dažnai toks žmogus galvoja, jeigu aš norėsiu, aš ir padarysiu ir pasieksiu. Tai yra tikrai šiek tiek gali būti ir konfliktiška ta energija, ar ne? Šiek tiek su grupėms tam tikri konfliktai, tačiau tikrai galima tai išspręsti, priimti kaip dovaną, dėl to, kad dažnai tokie žmonės turi veiksmo energiją. Tai yra veiksmas, priimti, padaryti. Ir aš žinau, kad sistema, žinau, kad visuomenė tai gali priimti kaip labai drąsią, labai ryžtingą, labai energingą energiją. Ir tokie žmonės tikrai tampa tos ryties tam tikrais, juos gali žmonės sekti, juos gali stebėti, nes jie žino, kaip pasakyti, kaip padrąsinti visuomenę, ar ne? Kaip pakeisti tam tikrus šablonus, jie tokie gali net einantis prieš sistemą kartais, ar ne, norintys padaryti kitaip negu visi. Jie tikrai drąsiai kovos ir priims atsakomybę už tai, ką daro visuomenė, už tai, ką daro su grupe. Tai yra tikrai gali netgi būti puikūs lyderiai toje srityje.
Jeigu paimkim kitą planetą, tai yra Venera. Venerai atstovauja zodiako ženklas Svarstyklės ir jau čia yra kitokia energija. Tai daugiau moteriška, švelni, harmoninga, ne daugiau norinti atrasti pusiausvyrą tarp žmonių, daugiau sukurti ryšį, daugiau sukurti santykius tam tikrus, ar ne? Dažnai tokie žmonės netgi gali, sakykime, antras pusės rasti socialiniam gyvenime, kažkokiuose tai susibūrimuose, ryšių kūrime, kažkokių draugysčių kūrime, tai tikrai gali būti puikūs partneriai, draugai, kaip draugų ryšys, tai tikrai gali plėstis šitoje srityje, nes Venera mėgsta grožį, mėgsta malonumus, mėgsta tiesiog tam tikrą komfortą su draugais, kur jinai nueis, jinai gerai jausis, nes jai patogu, jai malonu, ne, gali mėgti kažkokius tai vakarėlius, kuriuose tikrai bus puikus ratas žmonių, su kuriais tikrai bendraus ir priims tam tikrą kiekį tokių, sakykime, tam tikras kiekis draugų atsiras, kurie padės jam pajausti tą malonumą, pagelbės, ne, tam tikrose srityse susijusios su grožiu. Na, tokie žmonės iš prigimties netgi gali tapti kitiems labai patrauklus, ne tik savo energiją, bet ir savo išvaizdą, savo grožį, negali pritraukti savo pajamas, nes, kaip ir sakiau, yra 11 būstas susijęs su pajamomis, kaip mes gauname iš visuomenės, iš kur mes gauname pajamas, ar ne, tai tikrai pagelbės, padės visuomeniai, žmonės, nes tokie žmonės turi kažkokį palaiminimą, tiesiog tapti gražus, na, gali dažnai labai būti tokie žmonės, netgi geri menininkai, kažkokie tai aktoriai, ne, gražiai vizualiai atrodo ir juos malonu žiūrėti, juos malonu priimti, jų energija yra maloni. Ir tikrai žmonės turi tokį, sakyčiau, tam tikrą kiekį malonumų, nes per daug pastangų jiem į čia nereikia dėti, ar ne, ir daugiau tie draugai plečiasi, daugiau draugai atsiranda tam tikroje srityje ir jie tikrai labai mėgaujasi ir džiaugiasi tuo. Jeigu paimkim kitą planetą, tai yra Jupiteris. Jupiterį atstovauja zodiako ženklas Šaulys. Aš kaip labai dažnai sakau, Jupiteris yra galimybių išsiplėtimo planeta, tai jinai yra pozityvi, išraiškingai išreiškinti save visuomenėje, ar ne, tai žmogus šitoje srityje plečiasi. Dažnai labai plečiasi draugų ratas, plečiasi išmintingų draugų ratas, nes Jupiteris iš savęs yra išmintis, mokytojavimas, kažkokia tai mentorystė, ar ne. Tokie žmonės tikrai gali būti pripažinti visuomenės kaip mokytojai, kaip tam tikros srities kažkokie tai konsultantai, psichologai, kaučeriai, ar ne, nes šitas sritis ir aplamai Jupiteris turi tą tokį išminties žinių, informacijos kaupimą. Dažnai toks žmogus tiesiog iš savęs turi ką pasakyti, patarti visuomeniai, turi ką išreikšti pačiai grupiai, ar ne, tai tikrai gali būti puikus būti žinių skleidėjai, ne, mentoriai grupėje, mokyti grupę, mokyti visuomenę, mokyti bendruomenę. Tai tikrai labai puikia padėtis išreikšti save kaip daugiau negu patį tiesiog, kad aš atėjau, išreiškiau. Jie nori daugiau kažką įnešti į visuomenę, nori kažką visuomeniai pakeisti, padėti, nes tai yra daugiau negu tiesiog išskleisti žinią, tai yra daugiau išskleisti tą savo informaciją, kuri padės žmonėms dėl kažko tai išgyti ar ne, nes dažnai turi tokie žmonės ką pasakyti, jie labai giliai viską žiūri, daug ir plačiai viską apima, tai yra tikrai puikia padėtis būnant tokioje srityje ir tikrai finansai, pajamos, iš mokytojavimo kažkokio, tai gali būti iš kažkokių tai išmintingų žinių perteikimo visuomeniai, tai tikrai puikia padėtis. Taigi kita planeta yra Saturnas. Saturnui atstovauja zodiako ženklas Vandenis ir toks žmogus dažnai turi tokio disciplinuotiškumo, atsakomybės, brandos, lėtumo tam tikro, ar ne? Labai dažnai žmogui, kai Saturną turi 11 būste, gyvenimo pradžioje, jaunystėje, draugų ratas yra ganėtinai siauras. Tai reiškia, kad žmogus labai daug prisima atsakomybės į brandą, ieško brandžių draugų, ar ne, į grupę žiūri labai atsargiai, nori brandžiai ir atsakingai žiūrėti į tam tikrą kiekį žmonių, ar ne. Jie labai atsirenka ir jie gali tikrai turėti labai nuoširdžių ir keletą draugų, su kuriais tikrai puikiai praleis laiką ar turės tam tikrą ryšį. Tokiems žmonėms nereikia daug išsiplėsti, ar ne, jiems nereikia labai didelio rato žmonių, jie tiesiog siauriau
į viską žiūri, šiek tiek gal brandžiau ir atsakingiau į tai žiūri, nes jiems atrodo, kad tai rimta. Atrodo, kad visuomenė yra tam tikrų požiūrių rimta ir aš turiu prisimti atsakomybę, kad su tam tikrais žmonėmis aš nebendrausiu bile kaip ir bile ką. Tokie žmonės tikrai nori labai stipraus ir nuoširdaus ryšio, prisimti atsakomybę, kad mes turim draugystę ar ne. Ir ta draugystė gali tęsis labai daug metų, tokie žmonės tikrai turi labai gilius ir brandžius santykius, gali tikrai būti ir brandų santykiuose su partneriais toje srityje. Ir gali būti labai atsakingas požiūris į darbas, į visuomenę, sakykime, kažkokia tai labai stipri pagalba, atsakomybė prisimant tam tikras pareigas visuomenėje. Bet tačiau kaip po 35 ir vėliau žmogus pradeda bręsti. Aš kaip sakau, mes išmokome tam tikras pamokas, kad visuomenėje jaunystėje šiek tiek buvo sudėtingiau su draugų ratai, su bendruomenė, galbūt kažkur jautėsi toks žmogus nepriimtas ar ne. Ir tik vėliau tas sociumas, tas socialinis gyvenimas, tie ryšiai pradeda plėstis. Po truputėlį žmogus atsiriša, po truputėlį supranta, kad galbūt nėra to tokio didelio sunkumo, kas buvo anksčiau. Ir toks žmogus tiesiog po truputėlį atranda didesnį tą draugų ratą. Tačiau tie draugai ir tas draugų ratas didėja tik tai palaipsniui su tikrai didesnėm atsakomybėm, su rimtumu, su požiūriu, kad žmogus, ta draugystė man yra svarbi. Aš nenoriu tikrai bile ko, kad tik tai vieną dieną pabuvau, kitą dieną mes išsiskiriam. Tai toks požiūris Saturnui nepatinka. Jis nori atsakomybės, nori, kad būtų viskas stabilu, aišku, su kantrybe, ramiai, ar ne? Ir su metais žmonės tikrai, netgi pajamos po truputėlį su metais tokiems tik kyla ir jos tampa stabilios, tos pajamos. Tai, kaip aš sakau, jaunystė galbūt šiek tiek gali būti trintis, pavėlavimai tam tikroje srityje, bet vėliau su metais tai tikrai tampa stabilu. Kalbant apie kitą planetą, tai yra Merkurijus. Merkurijų atstovauja zodiako ženklas Dvyniai. Toks žmogus labai dažnai turi tokį labai švitrų, greitą, analizuojantį protą. Tai reiškia, tokie žmonės tikrai labai mėgsta komunikuoti visuomenė. Jau grupėse, tai jie bus čiauškučiai, kaip aš sakau. Dažniausiai tokie norės kalbėti, reikštis, labai gali būti puikūs debatai su jais, nes tikrai mėgsta su oponentais pasiginčyti, kartais apspręsti tam tikrą problemą ar ne, tam tikrą kažkokią tai situaciją. Tikrai labai žmonės turi tokį greitą, analizuojantį protą, kad aš galbūt neturiu didelį kiekį draugų, mėgstu žaismingai praleisti laiką, būti sistemoje, ne. Tokie žmonės gali turėti kelias bendruomenės, ne, kelias grupės, į kurias vienas ateina pabendrauja, paskui nori į kitą grupę pabendrauja. Jie nuolatos nori dalintis informaciją ir jiems yra labai svarbu nuolatos dalintis informaciją. Tai yra nuolatinis komunikavimas toje srityje. Tokie žmonės pajamas tikrai gali gauti iš bendravimo, iš to komunikavimo, ar ne, grupėse kažkokio tai pasiekimo, sakykime, tikrai puikūs vadybininkai, ne, kažką tai parduodantys, žinantys, kaip prieiti prie sistemos, turintys labai platų ratą ryšių, žmonių, ar ne, gaunantys tam tikrą kiekį pajamų tik tai per savo bendravimą, per tą plečiantį visuomenės, ar ne, kažkokį tai ratą. Taigi, kalbant apie paskutinės planetas, tai yra Rahu ir Ketu planetos, ir kai toks žmogus turi Rahu 11 būste, dažniausiai toks žmogus yra ištroškęs ir nuolatos alkanas, niekada nepasisotina. Toks žmogus nuolatos nori dar ir dar ir dar. Ir labai dažnai toks žmogus gali būti labai norintis eiti į sociumą, labai norintis įreiškinti savo poziciją visuomenėje. Galbūt šiek tiek norintis eiti prieš sistemą, nes aš tokius žmonės vadinu maištininkais. Jie vis tiek darys kitaip negu visi. Jie nori pasirodyti, nori būti žibantys, nori būti matomi. Ir labai dažnai tokiems žmonėms tiesiog norisi eiti į ten, norisi kažką tai pasiekti, suprasti. Jiems nuolatos įdomu, jie nuolatos norės kažkokį tai bendruomeniškumą sukurti, nuolatos turės irgi ne vieną grupę draugų, ar ne vieną grupę kažkokių tai visuomenės veikėjų, su kuriais nuolatos norės palaikyti tos ryšius. Jiems niekada kažko neužtenka ir jiems atrodo nuolatos, kad kažko dar trūksta, kažko dar neišmoko, kažko dar neišreiškė visuomenėje. Vis nuolatos tas troškulys viduje ir jie nuolatos to siekia. Ir jeigu, sakykime, yra kita pozicija, atvirkštinė, tai yra Ketu.
kad atvirkščiai, kaip tik labiau žmogus nenori tos visuomenės, kaip tik gali tolti nuo visuomenės, o jeigu ir jaunystėje siekė ir ėjo į tą visuomenę, dažniausiai gyvenimas juos nubloškė. Dažniausiai juos atstumia, gali jaustis atstumti iš grupių, iš pašalinti, ar ne, gali jaustis kažkoks tai atotrūkis nuo žmonių, gali ateiti žmonės ir tada po kiek laiko jie išeiti. Ta prasme, tai nėra tas nuolatinis žmonių ratas, su kuriais nuolatos yra palaikomas ryšys. Daug žmogus jaunystėje, galbūt dar gyvenimo pradžioje jaučiasi nepriimtas visuomenė, jaučiasi kažkoks kitoks, jaučiasi kažkoks atstumtas visuomenės, tačiau vėliau, kai žmogus suvokia, kad jiem to nereikia, tai nėra jo gyvenimo kabliukas, jis po truputėlį tampa visiškai išsilaisvinęs iš to. Tai reiškia, pajamos su laiku ateina stabilios, jam per daug pastangų įdėti tai nereikia, jam pastangų per daug į žmonės įdėti nereikia, nes ten nėra emocijų. Ten žmogus jaučiasi pasisotinęs, ten atsinešęs tokį potencialą, kuris jam nereikalingas. Jis tai žino, kad tai turi ir jam tai užtenka. Su metais jis tikrai mažėja, žmogus tampa, kartais net ateina toks momentas, kai tu supranti, kad tau ant kiek nereikia žmonių, ant kiek nereikia visuomenės, kad tie žmonės patys pradeda pas tave ateiti, patys pradeda tavim domėtis. Ir tai atsiranda visiškai kitoks suvokimas apie visuomenę, kitoks net standartas apie visuomenę, kitoks visiškai vaibas suprasti, kad ta visuomenė tau yra nereikalinga ir tie žmonės, jeigu norės, jie ateis, jeigu jie išėjo, jie išeis ir tas atsiranda toks visiškas paleidimas, visiškas toks priėmimas, kad jeigu yra gerai, jeigu nėra, tai dar geriau. Tai čia tikrai nereikia prie to prisirišti ir tokie žmonės, jiems gerai ir su metais tikrai gerėja. Tai šiandien tiek norėjau papasakoti apie šias visas pozicijas ir bus paskutinis video apie 12 astrologinį būstą. Irgi labai įdomi padėtis. Ir vėliau judėsim toliau. Vėliau papasakosim daugiau, kas yra zodiako ženklai, kas yra steliumai, nes labai įdomios tikrai srityse planetos. Tai gerai, tai susitiksim kituose video. Iki.